Kas tu čia pagal horoskopą? Skorpionas, aš transformeris. Tai va, šiaip faina buvo pasibendrauti su publika, aš to paprastai nedarau. Nes mane paprastai suvaro publika. Per paskutinį tokį pasirodymą dariau privačiam vakarėlį, tai vidury pasirodymą kažkoks girtas sėdė, sako, pisau tavo moterį. Nu ką aš, pavyzdžiui, ką aš būdamas scenos, ką aš galiu protingo atsakyti tokiam žmogui. Aš net naku jo negaliu pasiūsti, nes ten, visų pirma, buvo mano tėvas. Visą antrą norėjau vadinti Arba panas pastoviai pasakoja savo sapnus vaikinam, lyg tai čia būtų kažkas itin svarbaus. Ir net per telefoną negali pasakoti, reikia susitikti būtinai. Ir tie sapnai tokie nesąmoningi būna iš vis. Žinok, man tai aš bėgu per pievą, bėgu kažkaip atsiradau savo namie ir per laiptus lipu ir mano dešinę koją pradėjo mesti kažkaip iš šono. Ir mane žiūri tikybos mokytojai, pradėjo vytis 6 klasės tikybos mokytojai ir aš pasižiūriu žemyn, aš neščia. Ir žinok, taip susinervinu, kad kažkaip atsiradau pas tave namie ir tu man sukastų galvą praskėlį. Bet aš vietoj to, kad kraujas bėgu, išbėgo auksas ir aš pavirtų durgelį ir išskridau. Man tai ką čia gali reikšti? Arba prisideda panas žaislų ant savo lovos. Pastovi visą lovą, kur dar žaislais ar savo merginai sakau. Nu, ble, neatrodo, kad tu jau per didelė, tau jau 12 metų gal nusiškai. Tik sklonėt šitai. Man šiaip vaikinai, jeigu tokių yra savotiškų, pabandysiu pademonstruoti didžiausią vaikinų trūkumą. Tai kiekvienas vaikinas atėjęs į klubą ir pamatęs merginų ratelį galvoja, kad ten jo ratelis ir bet kada gali ateiti tą ratelį. Jos merginomis net visiškai neįdomu. Čia tik manis ir laukėt, ne? Jūs nieks nelaukit tas ratelis. Jau pajaučiau pačius pirmus skirtumus tarp vaikinų ir merginų, pajaučiau 6 klasėje, kai turėjom lytinio švietimo pamoką. Tiek merginos, tiek vaikinai turėjom jų po vieną ir merginos turėjo savaitę anksčiau. Atėjo tokia milfus toksai, papasakot apie jų besikeičiančius kūnus. Ir atsimenu, jos gavo tokias knygutes, pusiau 4 viršelių 24 puslapių. Dar tamponas vidai buvo įdėtas. Ir aš labai apsidžiaugiu, nes galvoju, ir mums kažką panašaus duos. Aš užsigalvoju, kur tamponą įsikišė. Ir atėjo kažkoks senis, 60 metų papasakojo apie šlapius sapnus, porą sakinių ir davė lankstinuką 2 puslapių, kur pagrindinis sakinys buvo parašytas nesijaudink, tu augi ir jis užaugs. Tai nuo tos dienos visiškai nebetikiu spauda. Arba fizinė, tarkim, būklė, vyrų ir moterų. Merginos ant tiek yra silpnos fiziškai, kad net keista. Ir net nereikia įduoti nešti kažkokią rieščiką ar kibirą. Tiesiog net sekso metu atsiskleidžia tas visas, tas jų, tas prasme, fizinė negalė. Nes, tarkim, paimkim šuniuką pozą. Visos merginos pradeda oriai pašitai. Bet po pirmos minutės kiekvienai merginai dumba pečiai, tada pradeda drebėti rankos ir po 3 minučių kiekvieno šuniuko poza atrodo šitai. Kas liečia šį klausimą vyrus, tai vyrai turi tokį įpročį užmigti nuo sekso. Turit?
Aš taip, pavyzdžiui, negaliu užmigti po sekso, nes bijau, kad prostitutė kompą išnežu. Dar tokį įpratį turiu visada būti su kojinė sekso metu. Nes prie kompą sėdėti labai šalta. Ir aš nesuprantu, kas čia tokio, tas seksas, kas čia tokio ypatingo. Man tai tas pats, kas suvalgyti didelį kebabą. Lygiai tas pats, nes ir po to maikėm dar stipti. Nu, bet grįžti dėl pašalinio pozas, tai šiaip jūs panas, va dėl ko kodėl bernam labiau patinka šitas dalykas, tai, nu, mums tai yra tiesiog kaip čia palyginti, tas pats, kas jums stebėt saulėlydį, nes mes, žinokit, tai verkiam ir fotkinam. Ir jūs praleidžiat visą smagumą, nes nieko nematot. Kas ten per čepsėjimo garsas? Valgai ką nors? Mano seksualinė didžiausia svajonė tai yra išbandyti grupinę. Ta prasme, kai būčiau daugiau negu kad aš vienas. Ir tai turėtų būti su, tarkim, dviem merginom, o ne su mergina ir vaikinu, nes, kai yra 3 ir yra 2 vaikinai, tai, tarkim, susiliečia 2 vaikinų dalis, tai, tarkim, dalis susilies su kitų vaikinų, aš jam net į akis negalėčiau pažiūrėti. O, tarkim, merginos susiliečia, tai vis tiek gražu erotiška. Ir įsivaizduok, kaip atrodė seksas su viena mergina ir 2 vaikinai. Udriuk, ne, čia jau nebeik, šitą galą nebeik, kad būkas, čia jau nebėra vietos. Nu, kur tu pridėsi? Bet, kaip sakant, su laiku viskas, su amžium, šiaip aš labai džiugiuosi savo amžium, nelaukiu, kol pasensiu, nes manęs nežada toks amžius, kai atsisėsiu į klozetą ir pajaus, kaip man seklydą sukreta į vandenį. Šiaip čia rimtas dalykas, važiavau troleibus ir sėdėjau per tokį pensininką, kuriam prašovas iškrito seklydas. Tai čia vienas dalykas, antras dalykas, ten iš tikrųjų buvo ne šortai, bridžiai. Tai nuo to laiko nebevalgau razinų. O pabaigai, baigim gal pazojimus bajers. Šiaip labai norėčiau, kaip esu Barcelonas ir galis, labai norėčiau pasitraukti vakarykštę gražią Barcelonas pergalę. Yra čia dar Barcelonas ir galis. Jo, Messi ypač, bet aš dar didesnį dėmesį skirčiau nereikesnį, kuris užveda, be kurio aš net nežiūrėsiu turbūt futbolo. Nes jis, pavyzdžiui, aš atrodo, žinau daug apie futbolą, man taip atrodo, bet Nerijus Kesminas žino dar 100 kartų daugiau už mane. Na kągi, nukelsiu dienę rekordas. Į aikštelę žengė 16-metis Dos Santošas. Meksikietis Dos Santošas keištrenį. Na, šį futbolo wunderkindą aš jau stebėjau, kai jis dar žaidė 16 Meksikos lygoj. Tiesą sakant, stebėjau ir gimdymą. Galiu pasakyti tiek, kad tokio perspektyvaus gimdymo dar nesumatė. Arba kai jis pradeda spėlioti savo jo nuomonę, kokie bus keitimai. Keičiamas Wayne'as Rooney, be abejo, keičiamas Polimų. Nes rezultatas 0-1. Ir aikštelę turėtų išeiti Dimitras Berbatovas, ne. Iš kur jis, pavyzdžiui, žino kiekvieną dalyką, ką bet kas yra pasakęs per interviu. Cristiano Ronaldo sakė, Mančesteris mano namai, aš čia užaugau, čia subrendau, niekada jų nepalikau. Na, melavo Cristiano, šiame